kas atvedė Nausėdą, nes jisai dabar ten Bakas, ten visokie kartu jie ten kelia visokius ten dalykus, bet realiai, kieno tai žmogus yra, kieno tai yra statytinis. Aš manau, kad ant jo statė labai daug žmonių, kaip žinot, sako, atėjo, gražus ir aukštas, ir jie, tu girdėjai, jiems sekasi kazino, tu girdėjai, jiems sekasi kazino. Ir visi 50 sueina, ir specialiai švinas yra magnetas padarytas, kad visą laiką ant jo pastatyto skaičiaus iškrenta. Tu matei, laimėjo, davai statom ir mes. Aš niekada nesu matęs, kad kazino kažkada tai praloštų, pats kaip įmonė, kad jie pelnų negautų, tai visi pliki basi ten išeina. Nes jeigu laimėtų žmonės visi, tai kazino nebūtų, nuo amžinų atlys. Tai tas magnetas suveikė. Ir davai sako, ir aš statau. Yes. Ir tada gaunas tai, kad pastatė visi ant Nausėdos, dar jisai ką Nausėda ką labai gudriai padarė. Nausėda labai gudriai padarė, jisai susidraugavo su Adamku. Jis imitavo tą amžiną draugystę, amžiną meilę. Ir kaip Milros irgi dabar Adamkienė pažiūrėjo, kaip Nausėdienė naudojosi šitą situaciją. Tai yra kardinaliai. Būk šalia Adamkaus, stovėk šalia Adamkaus ir Adamkienė duoda interviu, kaip mes dabar Adamkų užjaučiam ir kaip jam dabar sunku ir kaip mes maždaug lankomės pas jį. Mano galva, nei ten lankomės. Pamiršo Adamkaus istoriją. Bet jo, jie pamiršo, bet dėl ko? Todėl, kad po Grybauskaitės reikėjo ramybės. Ir visi žmonės inicijavosi ne kiek su Nausėda, o kiek inicijavosi su Adamkumi. Ir kada išėjo Nausėda su Šimonytė, taigi visi balsavo prieš Šimonytę. Niekas už Nausėdą nebalsavo. Ne. Jis tik dabar galvoja, kad už jį balsavo. Jis naivus yra. Jeigu dabar išeitų du antisisteminiai kandidatai į prezidentų rinkimus, vienas kažkuris iš jų laimės. Tai čia yra faktas. Ir pažiūrėkit, dabar nuo jo yra nusisukęs jau net Adamkus. Man tik yra vienas kila įtarimas. Adamkaus aplinka, amerikonai, kurie visą laiką Lietuvą naikino, pirko, privatizavo ir per fondus bandė įtaką, ant ko dabar stato? Aš du žmonės matau, ant ko stato. Ant ko? Nenoriu dabar dar įvardinti Rūtą, nenoriu būti nekorektiškas prieš konkurentų savo, bet aš matau, kas vyksta. Aš matau, kokie ambasadoriai su kuo kaip susitinka, kas kur kaip nuvažiavo. Matau, prie kokių verslininkų atsistoja, nuotraukos yra padaromos. Žinot, tie dalykai labai informatyvūs. Ir jie labai informatyvūs, kai tu matydavai, kas Adamkaus rinkiminiai kompanijoje stovėjo, kas Adamkų finansavo, ir reiškia ta pati publika dabar apie... Vien jų vaizdai iš Grybauskaitė Garbaravičiai prie vieno stalo, visa šeima. Ką kalba. Ir pažiūrėkite, kas atsitinka. Išėmė iš visur, tik tai aš turiu. Jo, ir jeigu jūs pastebėjote, Nausėdos nebėra prie tų žmonių nuotraukų, kai buvo 19 metais rinkimuose. Nebėra? Jų nuotraukas, bet dabar rinkiminiai kampanijai. Tų žmonių, kurie buvo prie Nausėdos 19 metais, su Nausėda... Tai ten ir Slušnys buvo. Labai turtingi Adamkaus aplinkos žmonės, kurie Lietuvą naudoja kaip finansinį instrumentą. Šalia aš Nausėdos nebematau. Tai gali būti, kad Chebra pradeda statyti žaidimą ant kito žmogaus. Ir klausimas yra Nausėdos. Ką jisai aplamai planuojas daryti? Ir ar tai nėra... Reitingai jo tokie kosminiai. Žiūrėkit, socdemų buvo reitingai 23%, gavo 11 Seimo narių. Kai aš žinau, kai susimovė su tais... Jo, su darbo kodeksu ir panašiai. Bet vis tiek, tai socdemų žaidimas su konservatoriais, tai yra akivaizdu. Ir aš savo socialinėje erdvėje, jeigu jūs skaitėte, Rūta, kada Blinkevičiūtė paskelbė, aš prašau, reikia laukti, kada konservatorių Lakštutės politologijas pradės aiškinti, koks socialdemokratų geras sprendimas. Taip. Praėjo diena po mano to. Urbonaitė, aš ir parašiau, kada ta Lakštutė, Kregždutė, Urbonaitė pradės kalbėti, koks nuostabus sprendimas, kokie jų socialdemokratai geri ir nuostabus. Tada ta burbulytė, Kukališvili, žinai, iš Klaipėdos irgi konservatorių pakalikė. Ta žiūriu burbuliuoja, žinai, Janelių. Aš nebegaliu. Esmė, tie, kurie pasėdė konservatorių kišenėse, kurie ten tos institutuose gauna šaibas iš tų universitetų, nesgi jie analfabetai, jie gyvenime jie nieko nėra sukūrę, tai aš neįsivaizduoju, ką tokia Urbonaitė, jie nieko negali pavesti, kažin raštai nesugebėtų prašyti. Gal ir aš abejočiau, ar negalėtų parašyti, žinai. Gal ir galėtų. Jinai ta dainelė, jinai atidainuoja, jinai nagla yra viskas. Jo, ne, matot, jau jos tas naglumas jau baigėsi. Suprantate, tu gali būti naglas metus 2-3, bet kada tu jau durnai jau naglas esi, o durnai naglas, tu gėdi konservatorių giesmę ir tu sakai, kokia šventa tėvynė mūsų, žinai, konservatorių partija. Pas mus burbulytė Klaipėdoj. Gėdojo tos konservatorius ir paskandino pati begėdodami. Da, mano Chebra sako, dar reaguokit, jūs nebereaguokit, šneka, nusišneka Bobas, sakau, jūs nebekreipkite dėmesio, nes ten ne politologija, sakau, ten Turkaus Bobas, sakau, iš Kariočiškių Savarkyno atėjus. Ir jinai tai padarė Klaipėdoj, kad konservatoriai papylė rinkimus. Tai daug dievė jiems sveikatą. Žiūrėkite. Tai bet ką aš noriu pasakyti, tai pažiūrėkite, ir dabar Blinkevičiūtė Chebra meta bet kokius pagalbos ratą, konservatoriai
kurie samdo politologus, kad girti socdemus kokiais teisingai. Dėl ko? Todėl, kad būrai socdemai apačioj pradėjo bruzdėti. Mano apygardai, man pradėjo dirbti žmonės, pradėjo parašas, va dabar sako, rinksime, žinai, pradėjo žiūri plakatus mano klijuotis, jau sako, sako, bet tugi socdemas, eik tu peklanda, aš tau sako, už tą Nausėdą balsuosiu, tu juokauji, sako, žinai. Sako, ne. O kas yra Blinkevičiūtė, kaip atėjus yra? Blinkevičiūtė atėjo kaip socialliberalė. Aš tuo metu dirbau. Taip, jisai Paulausko žmogus. Nebuvo jinai Paulausko. Jinai buvo visą gyvenimą, buvo konservatorius. Jinai buvo Tėtušio Vytauto Landsbergio žmogus, kuris perėjo socialinę ministeriją po Degutienės bendraisės ir gerų draugų. Jie labai draugiški ten yra. Žiūrėkit, dabar dar keletas klausimų iš šitų vogyklos, šitos skalbyklos. Vienas dalykas, Gintarė Skaistė, gal jau net nebeverta komentuoti jų ten to mėginimo pakišti viską po lošimai, bendrovės, nedarė visko, kaip sakė Gintarė Skaistė. Matėte, aš Facebook'e labai aiškiai parašiau. Ja, jūs parašėte, kad sėkmės toliau investuojant į fondus, tik jūsų investicijų grąža bus 100% investuota į konservatorių rinkimus. Vat kodėl jūs taip teigiate? Tai aš teigiu, nes Baltkepas ir jo aplinkos žmonės, tie, kurie investavo į Baltkepą, jiegi negali parašyti, kad aš asilas esu. Dabar surask lietuvį durnių, kuris duoda Baltkepui pinigus. Tai jis visiškas kvailys yra. Tik jis neprašys, kad aš esu asilas. Jisai dar toliau bandys ginti Baltkepą, bandys Baltkepui duoti pinigus, tikėdamėsi, kad konservai laimės rinkimus ir kai laimės rinkimus, Baltkepas gaus užsakymų, Baltkepas pakeis pavadinimą, pasamdys pačią geriausią. Nes MG Baltikas po kyšio laikėsi tvirčiau ir tvirčiau. Dėl ko? Todėl, kad ten yra gauja. Gauja negali pabirti. O kol sėdi Landsbergis gauja, jie viens kito jie laikysis, suprantate. Ir jie puikiai žino, kad Baltkepas investavo beprotinius didelius pinigus į Benkunską. Beprotų didelius pinigus. Jis turi grąžą gauti. Investavo verslas į Baltkepą, tikėdamėsi, kad Benkunską taip nupirks. Jisai realiai dirba jiems nuo šiukšlynų, nuo statybos leidimų, nuo daugiabučių, nuo visko. Kaip kerštas man bandė namą įkip, rūpūžinį įkibo žalčiai, dabar nežino, ką daryti. Vis tiek. Bet tai su namu viskas gerai, ne? Tai aišku, nutrauktas nutrauktai tyrimai, visą kitą dabar reikia, kad Vilniaus vandenys pabaigtų 13 procedūrą ir viskas. Jeigu jie nepabaigs, tai grausiu kreiptis į teismą dėl jų. Bet tai čia jau... Bet jau čia kita. Ja. Čia yra kiti dalykai. Tai aš ir parašiau, kad jeigu jūs dabar norite 100% investuoti į Baltkepą, tai yra investuoti konservatorių partijos rinkimus.